Landų dabar kaip tik, tiesiog būna kartais vyrai išsišneka kažką tai. Uždiskutavom ir mums pasistojo toksai klausimas. Mes pradėjom diskutuoti apie vietas, kur kars nuo karto, tarkime, kur yra ištvirkauta. Kažkiuose tai tipo super vietose. Kur nedažnai kliūna tai daryti, tikriausiai. Ne tik mums patiems. Tai man, tarkime, aš iš karto prisiminiau, kaip aš kartą Palangoj, aš nežinau, dabar čia ko gero galimus, parišti. Tada. Mano vienas geras draugas, irgi vardas Justas beje, yra tai daręs Palangoje, Tiškevičių sodė, Tiškevičiūtinai sodas, ne? Tai va. Grafo Tiškevičius dvarą. Jo. Ir kaip tik buvo tenais gražus klasikinės muzikos koncertas, vakarėjant, saulėje leidžiantis, suprantigi. Tai čia buvo šeštadienis? Aš nežinau, šeštadienis buvo. Kai yra vasaros atostogos, tai hrentų suprasi, kur yra tenais, ar tai šeštadienis. Kuris šiandien penktadienis, pirmadienis ar antradienis. Va. Tai žodžiu, tai man toksai buvo. Diela. Ko gero, bet tai kaip čia, ant pievos miškelį, kaip... Ant pievos tiesiog. Tase žmonės mato? Jeigu norėjo. Jeigu atsisuka, mato. Bet kažkaip tai. Bet žinok, kartą dar esu bildėjęs daugiaaukščio lifte. Žiauriai bildą. Prieš mokyklą. Ta prasme, prieš mokyklą, tai čia 6 metų prieš mokyklą. Ne, prieš prasidedant pamokoms. Prieš pamokas. Supratau, Prieš pamokas mokykloje mano draugė gyveno laiptiniai kitoj gatvės pusėje. Kitoj gatvės pusėje, tam pačiam kieme, tai kitas namas. Reidavom mokyklą 8 ryto. Be 15:08. Dažniausiai būdavo vėluodavo mokyklą. Ir fizinė eidavau jau suprakaitavęs. Žinai, tai buvo. Aišku, kaip tu, ko norėt, kai stoviom viską darai. Gal yra kas nors įdomesnių turi pasakojimų? Draugai, 852-41-10. Mes norime išgirsti jūsų istoriją. 852-41-10. O mes jau turime skambučių. Šito telefono skambina. Jo? Elektrotechnika. O gal galite palydėti, sakykit, nes aš neturiu rakto. Ačiū jums labai. Kas pas mus svečiuoti? Kokių? Manau, kad moterų. Moterų? Aha, atidaryk duris tas. Pažiūrėsim toj, kas čia. What's up? 852-41-10. Gal kas turi įdomesnį istoriją papasakot? Klausau. Labas, pastildyk radiją. O, Liuks, Labas, kuo tu vardu? Mano vardas, kaip jūs laikotės? Koks tavo vardas, palauk, brolo? Tadas. Tadai, sveikas Tadai. Klausyk, pasakok. Sveikučiai. Mano gal neįtikimiausia vieta teko būti užsienyje, tai yra Kipro saloj, ir tai daryti ant pakankamai didelio skardžio, ant šlaito, ir tarkim 20 metrų aukštis buvo virš jūros, ir galėjai, tiesiog, pabaigęs galėjai iššokti vandenį. Va taip. Bet tai, ta prasme, ar realus pavojus jūsų gyvybė, nors vienoje vietoje tenais grėsia? Šiaip ne. Bet šiaip okei, gražu. O, čia atostogų su savo mergina ar tiesiog susardai? Žinot, kurortinis miestas. Kurortinis romanas, taip? Taip. Jėgelė, ačiū tau. Sėkmės. Iki. Geras šitas, geras. Okay. O esi jūroje tai darėsi jūs tai? Ne, bet aš esu matęs, kaip 2 jaunuoliai švancinosi jūroje, tiesiog prie žmonių. Tiesiog 2 vyrai. Ne, kai sakau švancinosi, galbūt ir skamba. Nes 2 jaunuoliai švancinosi. 2 jaunuoliai švancinosi, galbūt ir skamba šiek tiek neįprastai. Bet šiaip, ne, tiesiog porelė. Vyrukas su mergaitė Aha. Gerai, žiūrėk, turim dar kažką tai. Klausau. Labas. Sveikas, ko tu vardu? Airidas. Taip. Airidai, kiek tu metų? 16. 16. Tai jau dabar išgirsime. Nustebink, Airidai. Kur masturbavaisi netikėtinai? Kaip? Mergaičių tualete? Masturbavaisi. O mokykloje čia? Taip. Stipru. O ant žemės ar stačiom? Stačiom? Fui, ant žemės, Jėzus. Ant palangės neužsodinai? Ne. Pasitildyk, Radija. Draugai girdės, viskas tvarkoja. Supratau, o kiek jai metų?
17. O jūs, tai jinai iš kitos klasės? Taip. Tai jūs taip susirašėt žinutėm per pamoką, nuėjote tuliką ir barškinotės. Taip. Kokia to pamoka buvo? Chemija. Maladies, seni! Užskaitau žiauriai. Pagarba. Antram aukšte? Ne, pirmam. Irgi tinka. Gerai. Ačiū. Gerai, Redai, pagarba, iki. Galite tęsti. Puiku. Nebegalite tęsti pokalbę. Gerai, gerą, Temikį, užvėliam klausyk. Šiek tiek muzikos, to grįšim, pakalbėsim apie tai.